Labą dieną. Ką veikim penktadienį? Dirbsim Budapešte. Liausia. Atvažiuoji į Vengriją ir prasideda Sisi ir Kakas. Jisai tingėjo lipti, todėl jisai važiavo. Užsukom į restoraną, kuris turi beveik 400 atsiliepimų ir kurio reitas yra 5. Aš nesu taip matęs. Bet toj būsi paragavęs. Atrodo labai skaniai. Yra labai skanu. Sunku bus įveikti šitas porcijas. Pusę suvalgiam. Eisim parnevuoti. Nors dar tik 5 valanda. Labas rytas. Antra kelionės diena ir šiandien mūsų tikslas pasivaikščioti ir patyrinėti Peštą. Vakar pabuvom Budoj, pasižiūrėjom kaip atrodo ta miesto dalis, pasižiūrėjom į rūką, kuris dengia visą miestą, o šiandien laukia Peštas ir kalėdinės mugės. Užsukom į vieną seniausių kavinių Budapešte, atidarytų 1858. Ir skanaujam Doboš pyragėlį, skamba kaip Hobito veikėjas, su karamelė, šokoladu ir apelsinais. Šita kavinė turi labai žymų tortą, ant kurio viršaus uždeda stiklo ir labai įdomus jausmas, kai valgai. Pabandykit kada stiklo pakramtyti. Valgomas stiklo. Papasako, kur mes esam. Mes esam Madų gatvėje. Labai madingas konsulatas. Labą dieną. Yra apleistos patalpos, daug metų neprižiūrimos ir įvairūs žmogeliukai įsikūrė.
kad būtų jauku ir faina. Dabar, kadangi kalėdinės mugės, tai daug rankdarbių, bet šiaip daug barų, kokteilių nusipirkt galima. Atkeliavom į maisto turgelį. Va, matau, valgo picas vengriškas. O, guliašova. Garuoja, bet ne vynas. Kas? Kaminas. Justas surado labai gerą kavinukę. Štai ten. Adresą pasidalinsim komentaruose. Labai faina, nes jie gamina visiškai šviežiai. Iškočioja tešlą prie tavo akių. Paruošia ant kočėlo ir šauna į krosnį. Tai visiškai šviežis. Negali būti šviežesnis. Kamino pyragas. Truputį palauksim, kol atvės, nes labai karštas, kaip matot, ir paragausim. Pirmas kąsnis. Kaip? Skanu? Išbandysim dar vieną patirtį Budapešte. Tai yra pasivažinėjimą antru tramvaju, iš kurio atsiveria ir Dunojaus upė, ir Budos pilis. Tai kas norėsit, sėskit į upės pusę, kur atsiveria geriausias vaizdas. Ir sėskit pirmoji stotelė, nes bus labai mažai žmonių tuomet. Nes vėliau prie parlamento rūmų gali būti gan sausakimša. Rytinės kavelės laikas.
apeini 5 miesto muges ir tik vienoj supranti, kad normali kalėdinė mugė ir kur visi žmonės atėjo. Keliaujam dar vieną pramogą, kadangi saulė tuoj nusileis, tai reikia pasigrožėti lempučių gausa iš Dunojaus į miestą. Pasistiprinom dar vieną kaminą suvalgę, nes laukia neribotas karštas vienas laive. Bent jau atrakcijos pavadinime taip sako. Kai žmonės nori stebuklingos kavos, tai stovi eiliai valandas kelias. Šiaip labai graži Paryžiaus kavinė, labai išreklamuota, tai jeigu netingėsit, galit užsukti. Iš taip arti dar nieks mėnulio nematėt. Labas rytas. Labas rytas. Jeigu yra filmas Naktis muziejuje, tai mūsų filmas yra Naktis prekybos centre. Unikalus viešbutis, kuris padarytas visiškai prekybos centre ir pagal konstrukcijos panašu, kad čia ir buvęs didelis prekybos centras, bet kažkas kažkurio metu sugalvojo perdaryti į viešbutį. Ir labai įdomus jausmas pusryčiauti, kai matai uždarytą parduotuvę, kuri dienos metu dirba ir net vakare grįžus darbuojasi. Paskutinioji 4. diena Budapešte. Sugadinom orą ir tepam slides iš čia. Nes šiandien ir vėjas nemažas, lyja, šlapia, taip pat tas. Girdėjom, kad Lietuvoje gražu. Jo, ir turiu pasakyti, kad Budapešte pilnai užtenka 2-3 dienų. Tai jeigu kažkas galvojat, į kuprinę daiktus ir pirmin, pilnai užteks.